Beatričė, pusė darbo padaryta, pirma diena praėjo, kaip pati... Daugiau negu pusė? Daugiau negu pusė, taip. Kaip pati vertini pirmąją dieną? Nei džiaugti, nei liūdėti. Nei džiaugtis, nei liūdėti. Nu, būna visko. Kažkaip, sakau, seniai varžybų nebuvo, nežinau, ko tikėtis. Atrodo, treniruotis taip gerai einasi, paskui prisigalvoju, čia viskas taip gerai bus ir tada niekas netinka. Barjerai po truputį, bet sakau, daugiausiai tokia įdomi rungtis. Pagreitėjai, tada aukštis atvirkščiai, rutulys atvirkščiai. Ten išsitiesus ir lėčiau reikia, po barjerų greičiau. Toks galas ne visada pagauni. Tai aukštis daug prašiau negu tikėjausi. Ir rutulio kažkaip nepagavau, bet dėl to biškį liūdna. O viskas kitas žiūrės. Bet bėgimas tikrai sėkmingai yra asmeninis sezono rezultatas ir aukštos vietos 6, 8 bėgimuose. Tai ar ir jauti šiandien? Gal ir tas vėjas pagelbėjo dabar vakare? Bet vėjas įdomiai taip atrodo, nes pirmas 100 atrodo žiauriai prieš vėją. Tai nesinorėjo taip priešytis. Paskui gali geriau, paprastai 50 metrų man paskutiniai būna ne kažką. Tai ten normaliau biški gal. Nežinau, nu taip, nu va taip. Ko iš rytojaus tikies? Po vieną rungtį svarbiausia, sakau, nu bent vieno asmeninio norėčiau, taip, nežinau, kažkaip atrodo, treniruojas taip gerai ėjosi, nieko neskauda, taip nedažnai būna, bent vieno asmeninio, atrodo, ir rutulys, ir nerutulys, ir tolis gerai jaučiasi, ir jėtis gerai jaučiasi, tai kažką gal sudėsim kartu. Dar prieš čempionatą pati ir socialiniuose tinkluose dalyjaisi, kad labai keistas sezonas, kitoks sezonas, nes paskutinį kartą jau seniai atlikai visą septynkovę. Tai koks jausmas sugrįžti ir vėl į tą būtent septynkovę? Jo, smagu. Ir iš vieno požiūrio smagu, ir iš kito taip sunkiau, kai viską taip sudėti, ypač kai taip išmėtėta ryte 2 vakare, tai taip reikia prisiversti truputį. Bet smagu vis tiek, toks įdomesnis sezonas buvo, tai bent arčiau prie asmeninio kažkur judu gal. Kaip iš Amerikos grįžus, ar aklimatizacija neveikia, ar šiaip koks jausmas grįžti į Europą? Labai smagu, nedažnai pavyksta, todėl visada, kai išeina, labai smagu. Dėl aklimatizacijos, atrodo, viskas gerai. Sakau, tik tai tas tvarkaraštis toks sunkesnis, kur apšyli vis tiek va čia ir paskui neina nusileisti sągalę, ir paskui vėl apšilinė, tai ganėlai labai gaunasi. Bet ne, tikrai nėra paskustas, tik biški šalta, bet viskas kitas tikrai. Čia tokį ir buvo paskutinis gal tavo startas septynkovėje? Ne, dar rugsėjai ir... dar šiais metais? Po pasaulio čempionato dar turėjai kažką? Jau, asmeninis jau gegužės mėnesį toks po pasaulio, turėjau vėl nugarose truputį traumą, paskui grįžau, tai viskas kažkaip susidėjo, nors atrodo nei formoje, neturėjau nei daug treniruočių, bet asmeninį gegužę surinkau ir dabar nuo gegužės nieko nebuvo, todėl bent artėjom. Šiek tiek greičiau, kai kas lyginant su pasauliu, 200 metrų greičiau čionais, aukščiau šokai į aukštį. Apie ten nekalbam. 3 centimetrais, jo, 3, bet vis tiek aukščiau, bet kai kas ir prašiau. Čia lyginant su pasauliu, tas lygis, kaip tau panašiam lygyje? Taip, vis tiek europietis daug stipresnės. Yra pora ten iš kitur, bet vis tiek Europoje daugiakovė va čia. Ir šiaip šiais metais daug kas labai susidėjo į vietas viską. Tai smagu matyti, aišku, atrodo, tik savo laiko laukia. Bet jaučiausi daug stipresnė negu pasaulyje jaučiausi. Todėl gal ir toks nesidžiaugiu, atrodo, ne taip pasisekė, kaip norėjau. Nes bent atrodo, kad geresnėje vietoje. Tai, nu, taip. Liko rytojus dar? Atsiprašau dar. Liko rytojus dar? Liko rytojus, tikrai taip. Negaliu žinoti. Dar gal šiek tiek apie rutulį užsiminiai. Kas rutulyje netaip klostėsi? Nu, sakau, labai sudėtinga. Atrodo, kai pagreitėji, kojas greičiau juda, rankos greičiau juda ir nepagauni. Matot, aš kai greitesnė, žemesnė ūgio negreitytos, man labai techniškai reikia viską sudėti ir jaust, kad ilgesnė ir lėtesnė. O kai viskas per greitai juda, tai ir paskui nepataikiau. Nepodcastas, bet paskutinis klausimas dar apie gyvenimą. Kaip pavykdavo derinti profesinius dalykus, mokslinius dalykus su sportu? Nu, pavyksta, sakau, todėl šitas dienas gali biškai lengva atrodo, nes dirbi nuo 7 iki 3, tada treniruojasi. Bet, sakau, kuo labiau gyvenimas tas tikras, kaip sakoma, kuo daugiau ten dirbi, tuo daugiau supranti, kad čia tik tai smagumas ir tai neduota ir svarbiausia džiaugtis ir kol gali, tol gali. Gerai, ačiū. Ačiū.